Norėjau daugiau pasikalbėti apie materializaciją, apie manifestacijas, apie tuos taip vadinamus traukos dėsnius ir apskritai apie patį sąmoningą asmeninės realybės kūrimą. Nes paskutiniu metu labai daug apie tai ir kalbėjau. Kaip matot, kanalas truputį kaip ir pasuko labiau link saviugdos, link dvasingumo. Visą tą teisę, suverenumą jau kaip ir apžvelgėm, informacijos labai daug pateikta, pakankamai. Ir iš tikrųjų nėra ko ten per daug užsisėdėti toje temoje už tai, kad ta tema, kaip matot, daugelį labai uždaro irgi tokią dėžutę. Ir žmonės ten ateina ieškodami atsakymų, būna, kad nusivilia, būna, kad tas nusivylimas atsiranda kartais dėl to, kad informacijos begalybė, reikia skirti daug laiko, to laiko nėra. Ir žodžiu gaunasi taip, kad ateina žmonės ir atsimuša į sieną. Ir mano šitas kanalas yra toks kaip ir pažintinis, jisai labiau skirtas sąmonės praplėtimui. Tai mes neužsisėdėsim ties viena tema. Yra tam tikra informacija, kuri pateikta, galima ją nagrinėti. Jeigu norisi daugiau kažko, galima pačiam visą laiką kažką patyrinėti, pasiskaitinėti. Galit man parašyti elektroninį paštą. Jeigu kažkokių klausimų turit, jeigu norit pasikalbėti, gyvą pokalbį galim paorganizuoti. Tiesiog paklauskit, parašykit kažką sugalvosim. O tam kartui tiek apie visą tą teisę ir suverenitetą. Aišku, labai svarbi tema ir reikia mums žinoti tuos pamatinius konceptus, bet tai nėra ta tema, kurioje reikia per daug užsisėdėti ir galvoti, kad visi atsakymai ateis būtent per ją. Tai turiu pasirašęs tam tikrą tokią kaip ir turinį, noriu apžvelgti kelis konceptus, supažindinti jūs, jeigu dar nežinote jų su tuo konceptu. Ir galbūt kažkas turės kažkokių klausimų, galbūt žmonės norės įsitraukti į pokalbį, tai prašome, galite bet kada įsitraukti, klausti klausimus, užduoti, atsakysiu kažką, pabandysim sugalvoti bendrai visi. Tai tokia įžanga. Kaip ir sakiau, labai dėkingas esu visiems, kad skiriat laiko šiandien. Matau, kad 60 žmonių prisijungė į transliaciją. Labai malonu, kad sekmadienį skiriat laiko. Noriu visiems padėkoti. Taip pat visiems labai dėkoju, kurie remia kanalą, kurie į Patreoną prisijungia, taip pat per YouTube irgi kas prisijungia, kažkiek paaukojate. Ir šiaip, kurie aukoja, jeigu aukojate, visiems esu labai dėkingas. Nebūtinai finansiškai kas paremia, bet tiesiog savo dėmesiu ir komentarais, pozityvumu. Visą tai labai vertinu, labai yra reikalinga ir tikrai padeda toliau vykdyti šią veiklą. Taip kad esu dėkingas. Ir vertinu tai. Tai gal tiek tos įžangos, matau, kad nelabai kas nori pasidalinti, įsijungti į pokalbį, arba galbūt nežino kaip. Pokalbio eigoje gal kas nors ir užsimanys pasisakyti. Šito telegramo ir yra tokios kaip ir privalumas darant transliacijas, kad žmonės gali įsijungti ir pakalbėti. Ir kaip ir, galima tokią bendrą diskusiją padaryti, kur YouTube tai biški kitaip, nes ten yra tik tai chatas, klausytojai gali rašyti, o čia galima ir bendrauti, reikia naudotis tą galimybę, jeigu tik tai yra poreikis. Bet tikrai jūsų už ausies netysiu, kad kalbėtumėte, jeigu norite tiesiog pasiklausyti, tai prašom. Bet kaip ir sakiau, jeigu kils kažkokių klausimų, turėsit kažkokių savo pastebėjimų, įžvalgų, galbūt norėsite paprieštarauti ar pristatyti kažkokią tai savo nuomonę tam tikromis temomis, įžvalgomis ir panašiai, tai prašom. Visi yra laukiami, visos nuomonės yra laukiamos, paprieštaravimai, kritika ir panašiai. Tai va, tiek tos įžangos gal. Judam, kaip ir sakiau, materializacija, manifestacija. Kiekvienam žmogui girdėti konceptai, gal ne kiekvienam, bet tikrai daugelį. Galbūt kiekvienas iš mūsų savaip suprantam, ką mums reiškia ta materializacija, kas yra ta manifestacija. Bet ką aš noriu paminėti iš karto, iš pat pradžių, kad mes kiekvienas turime tam sugebėjimą. Kiekvienas galim manifestuoti savo realybę. Kiekvienas galim kurti
materializuoti ir dalyvauti šitame procese. Iš tikrųjų mes dalyvaujam jame žinodami ar nežinodami to, nes kiekvieną dieną manifestuojam savo aplinkybės, objektus, žmonės gyvenime, nesvarbu ar tai darom sąmoningai ar nesąmoningai, vis tiek tas principas veikia, nes tai yra universalus visatos principas, mes nuolatos veikiame pagal priežastis ir pasekmė principą, ar ne? Ir nesvarbu, ar tai darom žinodami ar nežinodami, bet tai vis tiek veikia ir mums atneša tam tikrus rezultatus mūsų gyvenimuose. Tai va. Taip pat visi turime savo pasąmonėje programų, kurios mums trukdo manifestuoti tam tikrus dalykus savo gyvenime. Galbūt žmonės nori daugiau gausos, galbūt žmonės nori daugiau kažkokio finansinio pasisekimo. Yra tam tikrų programų, kurios buvo įdiegtos mums dažniausiai nežinant, ir tos programos, jos yra susijęs su tam tikrais ribotais įsitikinimais, kurie užkerta mums kelią kiekvieną dieną į tam tikrus realybės tunelius, kuriuose mes galbūt galėtume rasti pasisekimą, gausą ir kitus dalykus, kurių mes sąmoningai geidžiame, ar ne? Tai pirmiausia, sakau, reikia suprasti, kad mūsų pasąmonėse yra programų, kurios mums trukdo, kurias reikia sugaudyti kaip kokius virusus ir išvalyti, pakeisti kitomis programomis. Tai padaryti tikrai nėra paprasta, nes visų pirma reikia surasti tą programą ar jos lokaciją, kad ją galėtume pakeisti, o tai padaryti ne visą laiką yra taip paprasta. Yra įvairių būdų tai padaryti, hipnozė vienas iš jų yra, bet jeigu jau pasitelkiama hipnozė, tai reikia ir gero specialisto, kuris dirbs kartu su jumis, kuriuo jūs pasitikėtumėte ir kuris supranta, išmano tai, ką daro, kad nepridarytų dar daugiau problemų jūsų pasąmonėje, kas liečia hipnozę. Tai va. Bet iš esmės manau, kad daugelis žmonių neištrūksta iš vaikystės, neišmokęs kažkokių, neįsisavinęs tam tikrų ribotų įsitikinimų, ar tai jie atėjo per, tarkim, mokykloje, darželyje, galbūt lauke, žaidžiant su vaikais, galbūt namuose su tėvais. Dažniausiai tėvai tai yra tie žmonės mūsų aplinkoje, kada mes esame labai jauni vaikai. Tėvai dažniausiai įdiegia mums ribotus įsitikinimus. Ir tai yra ne jų kaltė, jie tiesiog daro tai, kaip darė jų tėvai, kaip darė jų tėvų tėvai, ir visas tas ciklas jis iš kartos į kartą kartojasi, ir jeigu jau esate čia ir klausote šios transliacijos, tai būtent jūs galite nutraukti tą ciklą, atminkite. Jau jūsų sąmoningumas, jeigu jau esate čia, tai aš darau prielaidą, kad jūsų sąmoningumas tikrai yra truputį aukštesnėme lygyje, kad galėtumėte sąmoningai nutraukti visą šitą vykstantį iš kartos į kartą tokia kaip ir energetinė priespauda, kada žmonės tiesiog įrašinėja iš kartos į kartą savo atžalom, savo palikuonim tuos pačius ribotus įsitikinimus. Tai va. Ir tikrai tai nėra tėvų kaltė, nes jie tai daro ne dėl to, kad, dažniausiai jie tai daro ne dėl to, kad mums pakenktų, jie tiesiog taip daro, nes darė jų tėvai taip, ir jie daugiau kitaip nežino. Tai va, jie yra tokiam savotiškam neišmanime, tokio kaip ir ignoracijoje, ir jų kaltinti dėl to negalima. Bet mums reikia suvokti, kad visa tai egzistuoja ir kad visa tai mums netarnauja. Tai va. Ir visas šitas procesas manifestacijos, materializacijos, savo asmeninės realybės kūrimo ir panašiai, visa tai mums nieko nekainuoja ir nereikalauja jokio fizinio darbo. Vadinasi, visas darbas, kurį reikia atlikti, tai yra tik tai darbas viduje. Ar ne? Vadinasi, darbas viduje, tai reiškia, galbūt kiekvienam tai reiškia kitą dalyką, bet man asmeniškai tai reiškia kelionė į save, savęs pažinimas, saviugda, mano ryšys su kūrėju, mano ryšys su aplinka, su šita simuliacija, mano suvokimas, kaip visa tai veikia, mano suvokimas mano paties, koks yra mano paties vaidmuo būtent šioje visatoje, šitoje simuliacijoje. Vadinkite kaip norite. Tai vat,
Tokius dalykus mes panagrinėsim šiandien. Jeigu konkrečiau, tai panagrinėsim tokius 5 principus, kuriuos aš aptikau vieno autoriaus knygose. Tas autorius yra vardu Neil Donald Walsh. Jis yra parašęs keletą knygų, viena jo knygų yra Pokalbiai su Dievu. Man atrodo, pati populiariausia knyga, kuri labai išpopuliarino jį. Šiaip nesu kažkoks jo sekėjas, bet klausau kartais jo idėjų ir man patinka tos idėjos. Nesutinku su viskuo, ką jisai sako, bet matau, kad yra labai daug koreliacijų tarp jo mokymų ir kitų žmonių mokymų ir tiesiog visą laiką ir jums taip pat sakau, kad aklai nepasitikėkite viskuo, ką matote. Jeigu kažkokį žmogų matote, tarkim, socialinėje erdvėje ir jo idėjos rezonuoja su jumis, nepasitikėkite tiesiog aklai viskuo, ką jisai sako, nes tada toks kaip ir kultas gaunasi. Geriau tiesiog išklausykite, susirinkite visą tai, su kuo rezonuojate, o visą kitą tiesiog atmeskite ir judėkite toliau, rinkite informaciją toliau. Taip pat čia ir su mano veikla. Aš nesiekiu, kad būtų kažkokių čia sekėjų, kurie aklai tiki manimi ar pasitikė, galvoja, kad aš sakau tiesą, man visiškai nenusispjauti, ar žmonės galvoja, kad aš sakau tiesą, nes kiekvienas mes turim savo tiesą ir kiekvienam iš mūsų ta tiesa yra šventa. Taip ir turi būti. Mes visi esam vienas, bet tuo pačiu mes visi mes esam ir skirtingi. Turim savo unikalumą, turim savo autentiškumą. Tos idėjos skirtingos ir parodo visą tai. Ir tai yra gražus šio gyvenimo dalykas. Taip kad aklai nepasitikėkit, nesvarbu ar aš, ar kažkas kitas toj socialinėje erdvėje, ko jūs klausote. Tiesiog rinkite informaciją, išmokite atsirinkti, su kuo rezonuojate, kas jums yra naudinga, o visą kitą tiesiog palikite, nereikia ten kritikuoti ir panašiai. Tai va, tiek apie tuos visus autorius. Kažkas, matau, rašė klausimą į chatą. Gal pasiliksim klausimus pabaigai. Rašykit viską. Rašykit, dalinkitės idėjom ir taip toliau. Aš galbūt gale, kaip jau išdėstysiu savo šitą visą medžiagą, kurią, sakykime, pasiruošiau, galėsim daugiau skirti laiko visiems tiem atsakymam į klausimus ir pasistengsiu tikrai nepraleisti tų klausimų, kurie buvo parašyti, kol kalbėjau. Tai bundanti sąmonė, į tavo klausimą atsakysiu vėliau. Tai va, grįžtant prie tų 5 principų. Galima apžvelgti per tuos 5 principus. Gyvenimas pasireiškia per 5 principus. Vat būtent taip ir pateikta šitą idėją. Pirmasis – traukos energija, kuri suteikia mums galią. Ar ne? Ir įsigilinsim į kiekvieną iš šitų principų truputį giliau. Bet kad apžvelgti juos, tai pirmasis traukos energija, suteikianti mums galią. Tuomet seka antrasis principas priešingybės dėsnis, kuris suteikia mums galimybės. Toliau seka trečiasis principas išminties dovana, kuri suteikia mums įžvalgumą. Toliau seka stebuklų džiaugsmas, kuris suteikia mums vaizduotę. Ir paskutinis principas yra cikliškumas, kuris suteikia mums amžinybę. Ir paaiškinsiu, ką reiškia visi tie žodžiai ir savokos. Ir dar noriu paminėti, kad pats iš anglų kalbos visą tai verčiau, tai jeigu kažkokių netitikimų, netikslumų yra, dovanokit, iš karto atsiprašau ir tiesiog verčiau pagal savo suvokimą, pagal savo galimybės. Tai va, 5 principai, apžvelgėm juos, dabar galima truputį įsigilinti į visus tuos principus giliau. Tai pirmasis traukos energija, ar ne? Tai yra tik dalis, visas šitas principas yra tik dalis daug didesnės visatos sistemos, kuri, kaip ir minėjau anksčiau, veikia priežasties pasekmės principu. Okay? Tai yra daug didesnė sistema. Ir viskas mūsų gyvenimuose dažniausiai atsiremia į tą patį principą priežastis pasekmė. Kiekviena pasekmė turi priežastį. Ir kiekviena priežastis turi pasekmę. Ar ne? Čia tas cause and effect vadinamas principas angliškai, nežinau, ar aš čia teisingai išverčiau, bet nesvarbu, vis tiek manau suprantat.
Toliau traukos energija suteikia mums asmeninę galią kurti per mūsų mintis, žodžius ir veiksmus. Vadinasi, asmeninė galia kiekvienam egzistuoja, kurią mes galime panaudoti per mūsų mintis, vadinasi tai, ką mes galvojame, tai, kas vyksta mūsų viduje, koks tam pokalbis vidinis, tuomet kaip mes tą pokalbį išreiškėme žodžiais, galbūt kažkokias afirmacijas sakome, jeigu sąmoningai bandome kažką manifestuoti, o galbūt tiesiog nesąmoningai kažką apkalbinėjom ir tuo pačiu visą tai atsiliepia mums, nes mes apkalbinėjom iš tikrųjų save, nes esame atvaizdas, ar ne, realybė atvaizduoja mums pačius. Ir veiksmai, vienas svarbiausių dalykų, kada eina kalba apie kažkokį sąmoningą tikslo manifestavimą, nes be veiksmo nevyksta niekas. Galima galvoti, turėti gražiausias mintis, turėti gražiausius žodžius, galima pasikabinti didelę vizijos plakatą su visokiais ten aš noriu turėti tiek pinigų, noriu gyventi viloje, mano automobilis atrodys taip ir visa tai yra laiko švaistymas. Nes ne taip vyksta manifestacija. Nesvarbu, ką jums YouTube sako kažkokie tai gūrų ar kažkokie tai žmonės, kurie dėsto tą traukos dėsnį. Siela nesugeba multitaskinti ar net daryti kažkokių daug dalykų vienu metu. Nežinau net kaip lietuviškai, gal kas nors į chatą parašykit, kaip lietuviškai multitasking. Ar ne, kada tu atlieki daug darbų vienu metu tipo. Siela neturi tos galimybės. Siela daro vieną dalyką, susitelkia į vieną dalyką, jį atlieka. Tada susitelkia į kitą dalyką, atlieka kitą dalyką. Vadinasi, pasikabinti kažkokią vizijos lentą ir galvoti, kad žiūrint į 5 ar tai 10 ten skirtingų taškų, kaip mes manifestuosim savo tą tobulą realybę, yra laiko švaistymas, nes siela ne tik, kad nesupranta, bet jinai pasimetus yra. Tik, kur čia pradėti, kas čia kaip ką daryti? Tokia mano nuomonė. Galbūt nesutinkat su tuo, parašykite į chatą. Tai vat ir visa ta traukos energija ir pasireiškia tuo, kad ką mes galvojame, ką mes sakome ir ką mes darome. Ir visada atminkit, kad šitoje realybėje vienas panašumas pritraukia kitą panašumą. Panašus dalykai traukia vienas kitą. Ir kaip jau minėjau anksčiau, šis principas vyksta nuolatos. Nesvarbu, ar mes darome tai sąmoningai ar nesąmoningai. Energija veikia kaip koks magnetas. Ir ji teka per mus nuolatos. Supraskit, kad nuolatos energija teka. Ir mūsų tikslas iš tikrųjų yra nukreipti tą energiją būtent ten, kur mes norime matyti rezultatus. Sąmoningai dirbant su tą energiją. Ir suprantant, suvokiant, kad ta energija yra galinga. Jinai yra traukos energija. Tai va. Tai čia tiek apie tą traukos energiją, jeigu apibendrinant. Nežinau, ar čia ar jums rezonuoja apie ką aš kalbu, ar įdomu. Kažkaip nieks nekalba, nieks nerašo į chatą. Bet vis tiek tęsim pokalbį toliau, truputį atsigeriu. Šis lašo labai įdomu. Dėkui. Vadinasi, tęsim pokalbį toliau. Skanus vandenėlis. Taip. Sekantis principas. Priešingybės dėsnis. Vadinasi, priešingybės dėsnis sukuria mums kontekstinį lauką, kuriame mes galime kurti, būtent naudodami savo tą asmeninę galią, naudodami tą traukos energiją. Vadinasi, reiškia, kad šita visa realybė, kurią mes matome savo akimis, ar ne, galime ją įsivaizduoti kaip lauką, kuriame mes yra toks kaip ir kontekstinis laukas, kuriame mes matome objektyvę realybę, ar ne? Tai jeigu mes, tarkim, sakome savo, kad aš turiu sąmoningą tikslą ir noriu pasiekti ten X, tarkim, noriu uždirbti tam tikrą pinigų sumą.
Vadinasi, priešingybės dėsnis iš karto pasireiškia tuo, kad kontekstinėme lauke jis mums rodo, kad mes neturim tos pinigų sumos, kurios mes geidžiame, kurią mes nusimatėme kaip tikslą pasiekti. Ar ne? Vadinasi, kontekstinis laukas parodo mums, kas yra kas. Ar ne? Parodo mums objektyvę realybę. Vadinasi, mes iš karto galime iš karto mes turime tokį kaip galimybę atskirti, ar ne? Va, čia yra mano tikslas, jisai yra numatytas mentaliai, savo galvoje mes, savo viduje tą tikslą turim. Ir išorinėje realybėje tas tikslas neegzistuoja, ar ne? Bent jau taip atrodo, jeigu žvelginti objektyviai, ar ne? Tas tikslas neegzistuoja. Vadinasi, tai, ką mes nusimatėme, tas, kas yra mūsų viduje, ta idėja, tas tikslas, tai yra fikcija. Šiai dienai, ar ne? Tam momentui. Tai yra fikcija ir yra faktas. Vadinasi, kas viduje tikslas fikcija, kas išorėje, objektyvioje realybėje yra faktas. Ar ne? Ir apie tai truputėlį daugiau pakalbėsim, kada kalba prasidės apie kitus principus. O trečias principas būtų išminties dovana. Vadinasi, įžvalgumas tai ir yra tas mūsų sugebėjimas suprasti skirtumą tarp to, ką priešingybių dėsnis rodo mums dabar, ar ne, tą objektyvę realybę, ir tarp realybės, kurią mes trokštame patirti. Ar ne? Tai čia ir pasireiškia tas mūsų sugebėjimas išlikti pozityviems, net jeigu prieš akis mes matome kažkokį tai didžiulį negatyvą, arba tiesiog matome, kad nėra mūsų tikslo. Ar ne? Jeigu klausėt mano teisinės paskaitas, video žiūrėjot, tai turbūt suprantat, kad šiame pasaulyje, šioje visatoje, šioje realybėje, nesvarbu kaip pavadinsite, yra labai svarbus šitie konceptai fikcija ir faktas, ne? Mes net ir teisinėme kontekste yra žmogus, faktas ir fikcija, asmuo. Taip pačiai ir daug kur galioja šitas principas, ar ne? Jeigu mes nusimatome kažkokį tikslą, jeigu norime turėti tam tikrą realybę savo gyvenime patirti, tai yra fikcija. Bet ta fikcija gali virsti faktu. Ir kad faktas virstų faktu, jisai visada pradeda kaip fikcija. Vadinasi, viskas, ką mes matom aplinkui save, ar ne? Kiekvienas objektas, namai, automobiliai, kažkokie tai objektai, vat ką aš matau prieš save, matau vazoną su gėle, matau rašiklį, matau kompiuterinę įrangą. Visa tai prasidėjo kaip fikcija kažkieno galvoje. Ir tik tai po to virto faktu. Vadinasi, mums reikia įsisavinti, kad tai, kas prasidėjo mūsų galvoje, tas tikslas, tas X, nesvarbu, ar ten kažkokia realybė norima patirti, kažkoks konkretus tikslas, tai yra fikcija, kuri turi virsti faktu. Tai vat pirmą žingsnį jūs jau atlikote, tada antras žingsnis yra, kada visa tai manifestuojasi. Ir priešingybių dėsnis su išminties dovana tuo ir siejasi, kad čia pasireiškia mūsų gebėjimas išlikti pozityviems, kada mes turime tikslą. Turime jausti viduje, kad tas tikslas jau egzistuoja. Turime jausti būtent, kaip mes mėgaujamės tuo tikslu, kaip mes gyvename, kada tas tikslas yra jau pasiektas, kuomet objektyvioje realybėje visa tai neegzistuoja. Nes tik tai tada gali tas tikslas išsipildyti, tik tai tada mes galime materializuoti, manifestuoti savo norimą realybę, savo norimus tikslus, kuomet mes jaučiame viduje, kad tai jau įvyko ir matome savo vaizduotėje, kad mes jau gyvenam tą gyvenimą taip, lyg mūsų tikslas būtų pasiektas. Va čia ir prasideda visa ta simpatetinė magija, visa ta visatos, tas kosmosas, ta kosminė realybė, kurią mes patiriam, kurioje mes galim viską. Tai vat. Sekantis principas stebuklų džiaugsmas, išverčiau taip, kuris leidžia mums paimti viską, ką mes traukiame į save per traukos energiją ir priešingybių dėsnį
ir atskleisti savo patirtį visais įmanomais kūrybingais būdais, kuriuos gali išreikšti mūsų turtinga vaizduotė. Čia toks labai karpytas vertimas, bet visą tai paaiškinti tiesiog, aš jau ir paaiškinau, kalbėdamas apie prieš tai esantį principą, kad tiesiog mes turime gebėjimą vaizduotę visą tai valdyti, visą šitą procesą valdyti ir priklauso nuo to, kiek mes to pozityvumo ir kiek valios turime likti tame jausme, likti toje būsenoje, kada mes jau žinome, kad tikslas pasiektas, kad realybė jau yra manifestuota, kol visa tai įvyks. Nes mano giliu suvokimu, bet čia tik mano nuomonė. Mano nuomonė yra tai, kad viskas yra įmanoma. Mes galime materializuoti realybėje bet ką. Bet ką galime manifestuoti, bet kokį tikslą, kurį mes nusimatome, net ir pačius ekstravagantiškiausius tikslus, kokius tik tai galime sugalvoti. Aišku, jie turi būti realistiški. Mes galime manifestuoti. Bet esmė yra tame, kad mums reikia išlaikyti tą būseną ir turėti kantrybės visą tai padaryti. Nes jeigu mes tarkim, aš noriu turėti Ferrari, viskas. Aš manifestuoju, kad aš turiu Ferrari, naują raudonos spalvos ledinę, tiesiog turiu viskas. Ir aš gyvenu būtent tą mintimi, kiekvieną vakarą nueinu miegoti, vizualizuojuosi, sakau savo afirmacijas, kiekvieną dieną sąmoningai apie tai galvoju, nuteikiu save. Bet jeigu po 2 savaičių tiesiog sakau, nafik, nieks čia man neveikia, nesimanifestuoja. Vadinasi, pritrūko kantrybės. Nes kiekviena manifestacija užtrunka kažkiek laiko. Suprantat? Pagaunat mintį, ne? Kada tu, tarkim, ūkininkauji, paimi sėklą ir įdedi ją į žemę, tai jinai neatsiranda po 2 savaičių. Neišauga ten bulvė, ar neišauga ten kažkoks agurkas ridikas po 2 savaičių. Ne, užtrunka tam tikrą laiko kiekį. Bet mes ūkininkaudami, ar ne, dėdami sėklą į žemę, sėdami ją, žinome, kad veikia tam tikri principai ir kad ta sėkla užaugs tikrai kažkada. Galbūt ne rytoj, galbūt ne po 2 savaičių, bet tą patį sezoną ji tikriausiai užaugs ir duos vaisių. Žinoma, mes turime ją laistyti, turime apravėti tam visokias piktžolės aplinkui, būna kartais reikia ir patręšti, bet mes pasitikime tuo principu. Mes turime 100% pasitikėjimą visatos principų, kas liečia ūkininkystę. Tai kodėl mes negalime viso to pritaikyti savo manifestacijose? Pasėdami tą idėją į savo derlingą žemę, į savo protą ir tada nuolatos ravėdami piktžolės, blogas mintis, kurios sako, čia nieko nebus, nesimanifestuos tas, galvok apie ką nors kitą, nemedituok šiandien, negalvok ten apie tą ir taip toliau. Reikia šitas piktžolės apravėti. Reikės išrauti kuo greičiau, nes tos piktžolės su jom nieko nesigaus. Neišaugs tas mūsų augalas ir nesužydės ir neduos vaisių. Tai va. Ir taip toliau, ką mes čia turim. Cikliškumas. Paskutinis principas. Tai va irgi apie ką mes kalbėjom. Viskas mūsų aplinkoje vyksta cikliškai. Mums reikia suprasti, kad cikliškumas yra labai svarbus dalykas. Ir mes privalom gerbti šitą principą. Nes jeigu jo negerbsime, jeigu skubinsime visą tą procesą, tai vėlgi, tai mums nepasitarnaus, nieks neįvyks. Nes skubėjimas, skubinimas, tai iš karto nusiunčia visatai žinutę, kad mes nepasitikime tuo procesu. O norint, kad šita realybė veiktų mūsų naudai, ar ne? Nes mes esame kaip ir partnerystėje, ar ne? Esame mes, gyva siela ir simulakras, šita simulacija, kuri yra kaip neutralus laukas. Kažkuriam video minėjau apie tai. Tai yra neutralus laukas. Ir mes galime manifestuoti, ką tik tai norime. Tai jeigu mes sulaužom šabloną, ar ne, nustojom daryti, ką darėme anksčiau ir tiesiog tampame staiga nenuspėjami, spontaniški, pradedame kurti naują realybės tunelį, vadinasi, simulakras mūsų klauso. Jisai žiūri, šita siela atsibudo, šita siela kažką daro. Vyksta kažkoks veiksmas.
Vadinasi, reikia persiversti į pozityvą ir pradėti tai sielai kurti naują realybės tunelį. Nes jisai paliko senuosius realybės tunelius, kurie nereikalauja daug energijos, nes ten visada vyksta tas pats, tie patys maršrutai, tas pats darbas, tie patys žmonės, tie patys pokalbiai, apkalbinėjimai, tas pats maistas, ta pati veikla, laisvalaikis. Bet kada įvyksta pasikeitimas, realybė iš karto, kažkas vyksta, vadinasi, reikia sukurti naują realybės tunelį, reikia paimti šitą visą aritmetiką, kuri yra nauja informacinėme lauke ir formuoti realybę. Čia taip iš matematinės pusės apibūdinant. Bet cikliškumą reikia gerbti. Jisai mums suteikia amžinybę. Ciklas, tai kaip ir vyksta tokie gyvenimo procesai, kurie sukuria gyvenimo išraišką, ar ne? Vadinasi, bet kokie gyvenimo procesai sukuria išraišką, ta išraiška sukuria patirtį, patirtis sukuria gyvenimo procesus ir tie procesai vėl sukuria gyvenimo išraišką. Vadinasi, ciklas sukasi iš vieno rato be pabaigos. Ir mums reikia suprasti, kad visatoje nėra nei vienos tiesos linijos. Ir visos šitos vibracijos dažniai yra banguojančios linijos. Taip kad nėra, kad tiesiog nusimatom tašką A ir taškas B, taip tiesa linija ir nueinam. Ne, visą laiką bus kažkokių tai vingių, visą laiką bus kažkokių nenumatytų dalykų. Nes visata mus testuos. Jeigu mes nusimatome tikslą ir mes norime gauti kažką daugiau nei turime, tai visata mums mes iššūkius, kad patikrintų, ar mes nusipelnę esam to. Nes gal mes pasiduosim po savaitės ir mes visai neverti esam to tikslo. Tai reikia suprasti, kad jeigu mes norim, kad visata mums dirbtų ir tarnautų ir ta partnerystė veiktų, tie santykiai, kad veiktų, mes turim 100% pasitikėti visata. Nes kokie santykiai gali būti gražūs ir sužydėti, jeigu mes neturim pasitikėjimo kita pusė. Santykiai turi būti pagrįsti pasitikėjimu. Taip pačiai ir šitas santykis su realybė mūsų sielos turi būti pagrįstas pasitikėjimu. Mes turime pasitikėti, žinoti, kad visa tai įvyks, sėdame tą sėklą ir gyventi lyg tai jau įvyko. Ir nuolatos visą tai afirmuoti savo. Nuolatos, iki tol, kol išsipildys visą tai. Ir jei neišsipildo, vadinasi, mes darom kažką blogai. Mes kažkur turim ribotą įsitikinimą, mes kažkur paslydome ir pagalvojame blogas mintis, pasėjome kažkokią blogą sėklą, kuri neleidžia augti tai gėrio sėklai. Reikia analizuoti. Dėl to aš visą laiką patariu visiems žmonėms, su kuriais kalbu tokiam temom, turėkite žurnalą, turėkite kažkokius užrašus ir nuolatos dokumentuokit savo mintis, kaip jaučiatės, kokias būsenas patirite, ypatingai, jeigu užsiimate tokiom praktikom. Aš galiu pasakyti, kad būtina yra tai turėti. Ir net ten telefone rašinėti kažkokius notesus, ar ten bandyti į kažkokį ten debesį užsirašyti ir panašiai, ten į tą cloudą ar panašiai. Geriausia turėti rašiklį ir turėti užrašų knygelę. Ir ten dokumentuoti viską, rašyti. Kad galėtumėte bet kada atsiversti ir pasižiūrėti ir palyginti. Prieš 2 savaitės galvojau, tai buvo neigiama būsena. Šiandien aš esu visai kitoj būsena. Vadinasi, cikliškumą puikiai matau. 2 savaičių laikotarpyje. Čia toks kaip pavyzdys. Mes turim prisiminti, kad energijos ir masės judėjimas sukuria begalybės patirtį šioje visatoje. Ta aš noriu pasakyti. Ir mes visi turime amžinybę patirti visą tai. Ką mes norim patirti, kas mes esame, kuo mes norime tapti. Tai tiesiog sakau, reikia pasitikėti, nieko neskubinti, nes mes turim amžinybę. Jei ne šitam gyvenime, galbūt kitam gyvenime. Nes mūsų patirtis čia neturi nei pradžios, nei pabaigos. Viskas čia yra amžina. Nenoriu prieštarauti, ką mes susakęs anksčiau, ten su visa ta realybės simulacijos griūtimi, su visais tais antspaudais, pranašystėm, simulacijos pasibaigimu, ten visa ta paskutinė, kaip ten aš sakiau, paskutinio teismo diena, tas didysis virsmas, didysis vargas žemėje. Ten yra atskira tema, bet čia viskas susipina į vieną. Tai vat. Cikliškumo principo aiškinimo esmė yra ta, kad suvokus, kad
visatoje viskas yra cikliška, mes įgauname kantrybę. O įgavę kantrybę mes žinom, kad tiesiog galime laisvai pasitikėti šitų procesų, nes žinome, kad tai, ką mes pasėjome, vis tiek išaugs ir sužydės. Tai va. Ir dar vienas svarbus dalykas paminėti, kada kalba eina apie visą šitą traukos dėsnį, tai kad traukos dėsnio tikslas yra leisti gyvenimui pasireikšti pačiais nuostabiausiais būdais visiems žmonėms, prie kurių gyvenimų mes prisiliečiame ir tik tada mums patiems. Vat būtent šita seka. Yra toks principas ir visi mes žinom, visi mes girdėję esam vienu ar kitu, kažkokia viena ar kita forma, kad elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavim. Vadinasi, visatoje yra labai svarbus principas. Nes jeigu mes norim manifestuoti savo realybę, mes norime materializuoti kažkokį tikslą, troškimą, materiją, nesvarbu ką. Mes turim suprasti, kad greičiausias ir lengviausias būdas tai padaryti, tai yra besąlygiškai, be jokių lūkesčių, tiesiog atiduoti tai, ko mes norime, kitiems. Ir tuomet visata mums atneš visą tai atgal. Tai yra labai svarbu suprasti. Ir būtent šita seka, pirma kitiems, tada jums. Ir sakydamas visą tai, neturiu meni, kad aš noriu, tarkim, naujo automobilio ir būtinai savo automobilį turiu atiduoti kitam žmogui, kad gaučiau ten tą naują automobilį. Visai ne. Neiškreipykit, neišinterpretuokit viso to, ką aš pasakau. Tiesiog reikia duoti besąlygiškai ir be jokių lūkesčių gauti kažką. Tiesiog reikia išsiugdyti tą natūralų gerumą kitiems. Ir visa tai yra padaryti taip paprasta, nes suvokime, kad kiekvienas žmogus išorėje tai yra tos pačios sąmonės dalis. Nesvarbu, kad jisai turi atskirą kūną ir gyvena savo atskirą gyvenimą. Formuoja tą savo asmenybę. Mes visi esame pajungti į vieną sąmonės lauką. Ir dažniausiai matome savo paties atspindį kituose žmonėse. Taip kad viską, ko mes norime ir trokštame savo gyvenimuose, pirmiausia, privalome suteikti kitiems. Tai yra labai svarbus principas. Ir aš sakau, tai yra greičiausia pasiekti mūsų tikslus, pasiekti tą materializaciją savo gyvenimuose. Nes jeigu mes sąmoningai pasirenkame besąlygiškai duoti kitiems, tai visata mūsų visą laiką apdovanos sugrąžindama visą tai mums. Ir aš savo kailiu jau patyriau ne kartą visą šitą principą ir galiu jums pasakyti, kad man jisai veikia. Tai turėtų veikti ir jums. Jeigu besąlygiškai duosite, tai besąlygiškai gausite. Taip pat labai svarbu suvokti, kad jeigu mes prisiliečiame prie daugiau nei vieno žmogaus gyvenimo, ar ne, tai visatoje prišaukiam tokį kaip ir multiplikacijos dėsnį. Ir mums gali sugrįžti 2, 3 ar net 100, 1000 ar daugiau kartų, nei mes atiduodam kitiems. Pagaunat mintį? Vadinasi, jeigu mūsų veiksmai, jeigu tos gerumo bombos, kurias mes mėtom per dieną, ar ne, jos paveikia daugiau žmonių, tai visata mums sugrąžina daug daugiau atgal. Atminkite tai, darydami gerą kitiems. Jo. Gaila, kad daugiau žmonių nesupranta tų principų. Nes daugelis jaučiasi gyvenime truputį pasimetę. Bet kada pradedi mąstyti sąmoningai apie visą tai, pradedi taikyti gyvenime savo, tada ir pasirodo visi tie principai visame gražume. Mes pradedame matyti, kad tikrai mes turime tą galią kurti ir pakreipti savo gyvenimą tinkamą linkme, manifestuoti tas aplinkybės, kurių mes norime.
Tikrai mes esame super galingi. Tai va, šiandien prezentacija tokia kaip ir baigta. Jeigu jums patiko, tai galit pasidalinti čate, galit įsijungti, pasisveikinti, pasilabinti, kažką pasakyti. Jei turit kokių klausimų, galim atsakyti dabar. Žiūrėsim, ką čia rašė žmonės. Ar manifestavimui turi įtakos laikas, vieta ir panašiai? Kaip tai geriausiai veikia? Pavyzdžiui, rytas, jaunatis ar panašiai. Kokia jūsų nuomonė apie saibabą? Nežinau, kas yra saibabas, pirmą kartą girdžiu šitą savoką. O ar manifestavimui turi įtakos laikas, vieta ir panašiai? Atsakyčiau taip ir ne. Nes nebūtinai mums reikia. Supraskite tai, kad jeigu jūs sumastote, kad čia man reikia manifestuoti būtent per jaunatį ir negaliu praleisti būtent to jaunaties periodo, to laikotarpio, nes kitaip manifestacija nesuveiks, jūs tokiu mąstymu jau įrašote į savo kodą, kad visą tai nesuveiks. Nes atminkit, šitoje realybėje opozicija neegzistuoja iki tol, kol jūs nepagalvojate apie opoziciją. Bet kokia priešingybė jūsų tikslams neegzistuoja, jokios kliūtys neegzistuoja, kol jūs nepagalvojate apie jas. Todėl čia yra labai svarbu pasirinkti aplinką savo tinkamai. Nes galit sakyti, kad man dzin, ką sako kiti, nes aš turiu savo įsitikinimus, bet jeigu kas nors jūsų aplinkoje sako, kad jums ten nepavyks, ar turi kažkokių ribotų įsitikinimų, kurie yra susiję su jūsų gyvenimu, su jūsų tikslais, tai vis tiek įsirašo jūsų pasąmonėj. Nesvarbu, kad jūs netikit tuo, nesvarbu, kad jūs nesutinkat, sąmoningai nesutinkat su tuo, tai vis tiek įsirašo jūsų pasąmonėj kaip opozicija. Vis tiek tos dulkės nusėda ir jos trukdo jums, jos kelia ribotus įsitikinimus viduje. Taip, kad sakymas savo, kad aš turiu tikslą, aš noriu, kad mano realybė atsirastų ten 1, 2 ar 3 dalykas. Bet darysiu tai per jaunatį. Nežinau, kad jaunatis tai specialus laikas tavo manifestacijom. Nebūtina visą tai daryti, nes jūs ką tik įrašėte į savo kodą, kad jums pasiseks tik tai per jaunatį. Bet tuo pačiu ir aš manau, kad jaunatis yra puikus laikas atlikti kažkokias manifestacijas, atlikti kažkokias tikslo kalibracijas, atlikti ritualus. Nes jaunatis, visi mėnulio ciklai yra labai svarbus mums. Mėnulis yra daug senesnis už Saulę. Ir mėnulis kontroliuoja daugą šioje matricoje. Ar ne? Pasižiūrėkit, per mėnulio pilnatį daug daugiau visokių įvykių nutinka. Ar ne? Daug daugiau visokių nusikaltimų, visokių avarijų. Ten priimamajame ligoninės daugiau žmonių būna. Žmonės truputį crazy tampa per visą tą pilnatį. Ir aš pats gyvenu mėnulio fazėm, seku jas nuolatos, rašausi užrašus ir aš matau, kaip energijos pasikeitus mėnulio fazėje. Kaip aš mąstau, kokia yra mano būsena, pozityvumas, motyvacija, ambicijos. Kaip aš pasiduodu į tam tikras stimulacijas gyvenimo, kurios atsiranda prieš mane. Vadinasi, yra kažkiek tiesos ir aš manau, kad nereiktų ignoruoti viso to. Bet tuo pačiu ir jeigu mes ignoruosime visą tai ir sakysim, kad mūsų tai neįtakoja, vadinasi, tai ir neįtakos mūsų. Nes taip, kaip mes tikime, taip ir yra. Tai atsakysiu klausimu taip. Pats asmeniškai taip. Mėgstu ryte anksti atsikelti, daryti savo ritualus, dėkingumą išreikšti. Nes jaučiu, kad ryte visai kitoks vaibas yra, bent jau lauke, išėjus, tarkim, į lauką, nesvarbu, ar tai vasara, ar tai ruduo, ar tai pavasaris, aš net ore užaudžiu tą simuliaciją. Kaip tas slėgis tam pakitęs ir ta temperatūra kitokia visai, tyla visur. Tikrai yra magiškas laikas. Ir vėlai vakare tas pats būna, prieš saulį visiškai nusileidžiant. Irgi toksai ypatingas laikas, kada tu gali užuosti tą simuliaciją, kurioje mes egzistuojam, šitą dirbtinį konstruktą. Tai va.
O apie tą Saibabą nežinau, kas tai yra. Bundanti sąmonė, sorry, negaliu atsakyti tau. Taip, toliau žiūrim klausimų. Sveiki, norėjau paklausti, ką manote apie meditacijas, vibracijų kėlimą. Jeigu pasidomėjus, tai satanistų šventykloje JAV turi juodą kubą, Izraelyje atrodo irgi vaikšto apie juodą kubą, Romoje garbina Molochą, masonai Illuminati irgi, kaip supratau, garbina Molochą, o juk Illuminati tai nušvitusieji pakėlė savo dažnius ir atvėrė trečią akį. Tai klausimas, gal mes medituodami atveriame trečią akį su dažniais, iš tiesų garbinam Molochą. O, čia daug ką galima pakomentuoti, labai daug prirašyta apie visokius Molochus ir panašiai, bet satanistų šventykloje JAV turi juodą kubą. Juodas kubas yra Saturno simbolizmas. Čia yra Saturno simbolizmas. Ir visi tie vaikščiojimai aplink juodą kubą, čia yra religijos. Visa tai, apie ką mes kalbam, neturi nieko bendro visiškai su religija. Religija yra kultas. Tai yra sąmonės valdymo mechanizmas. Ir visos šitos materializacijos, manifestacijos kalbos neturi nieko bendro su religija. Apie maldą mes galbūt pakalbėsime truputį vėliau, nes malda yra labai svarbu tame, apie ką aš kalbu. Bet malda, taip kaip mes ją suprantam, ypatingai per krikščionybės prizmę, tai yra užkorumpuota ir mums pateikta taip, kad ji niekada neveiktų. Apie tai galbūt kitą kartą pakalbėsim. Arba jeigu prisiminsiu, tai galbūt ir vėliau užsiminsiu. Bet apie visus tuos garbinimus dievų ir molochų ir taip toliau, visus tuos masonus, iluminačius, mažiau reikia apie juos galvoti ir mažiau reikia galvoti apie tai, kas vyksta pasaulyje. Nes šita realybė, šitas pasaulis, tai jisai, kur tik tai be pažvelgsim, kur tik tai dėmesį savo besutelksim, mes matom, kad jisai bando nusiurbinėti mūsų energiją. Taip, kad reikia saugoti savo energiją. Dėl to aš nežiūriu jokių žinių, dėl to aš nesidomiu jokiais ten įvykiais, aktualijam, pasaulio scenos ir panašiai. Taip, kai kurie įvykiai mane pasiekia ir kai kurie įvykiai aš vis tiek juos sužinau. Ir tam tikrus įvykius taip seku, bet tik tai, ką aš noriu įsileisti į savo vidų. Bet kas ten, tarkim, Lietuvos aktualijos visos tos vyksta ir panašiai, man yra visiškai neįdomu, nes tai neliečia manęs. Ir viso to nežinodamas aš gyvenu labai švarų gyvenimą. Ir viskas klostosi kaip iš pypkės. Čia mano tokia patirtis, nežinau, gal jums kitaip yra. Bet apie visus tuos masonus, iluminatai, čia nėra ką komentuoti. Ką ten jie garbina ir panašiai. O kad parašiai iluminatai, tai nušvitusieji, tai nežinau, ką turiu omeny nušvitusieji, nes jie priklauso sektoms irgi. Tai kokie ten jie nušviti. Reikia atminti, kad masonijoje, ar ne, iki to 3-3 laiptelio, tai ten tu negauni jokių žinių, tikrųjų žinių apie ezoteriką ir visą tą okultą. Nes kiekviena ta pakopa tai yra sukurta taip, kad žemiau esantis žinotų mažiau už tą, kuris yra aukščiau. Taip, kad visa ta piramidė ten yra absurdas. Ir tik tai 33 lygį pasiekus, tau yra atskleidžiama kažkokia ten tikroji informacija apie ezoteriką ir panašius dalykus. Ir tai, ne visus ten įleidžia, kiek žinau, į tą 3-3 lygį. Ten reikia būti kažkokiu išrinktuoju ar turėti tam tikrą kraujo liniją. Bet apie tai nėra ką čia kalbėti daugiau. Ką toliau iš klausimų? Irgi matau, tas Snake Magic sudarė nuo klausimą apie visokius iluminatus ir taip toliau. Iluminatas skaičius yra 33, o tas 33 yra stuburo slanksteliai, per kuriuos teka cystas, dėl ko aktyvuojama konkurencinė liauka, vyksta nušvitimas, iluminatės simbolis tai čia akis, Romoje irgi ta akis pavaizduota, taigi tos meditacijos dažnai ir nebus garbinamas pats Molochas. Ne. Pamirškit tą Molochą, nes pirmą pasidomėkit, kas yra Molochas ir iš kur jisai atsirado. Per mitologinę pusę, o net čia kažkokius tai garbinimus. Šiais laikais viskas yra iškreipta ir pateikta mums aukštyn kojom. Atminkit, kad bet kas yra populiaru pasaulio scenoje, apskritai visur, kas yra populiaru, tai yra netiesa, tai yra netikslu.
Aš dažnai sakau žmonėm, kurie ten, kaip čia man sužinot, kaip čia man atsibust. Viską, ką matai, apverksiu aukštyn kojam ir tu būsi arčiau tiesos. Ir tas labai pasirodė per visus tuos C19 laikotarpį tą ir taip toliau. Bet nelabai kažką turiu pakomentuoti apie visą tą Illuminati ir taip toliau. Bet negalvokit apie kažkokius ten garbinimus, molokų ir panašiai. Toliau, klausimas. Mano realybėje matricoje yra tik vienas žaidėjas. Visi kiti, tai tik mano pačios atspindys. Ta prasme, mano pačios sukurti veikėjai, tai lyg vaikas žaidžiantis daugybę žaislų, lėlių, kurias jis pats ir įgarsina. Galima taip sakyti, pats su savimi kalbi. Dabargi yra tas pereinamasis laikotarpis, kur aš manau bus kita matrica su visais kitais įrankiais, gamtos dėsniais. Tik ko nematau, tai ar susitiksim su kitais žaidėjais ir ar iš vis tas yra įmanoma. Ką tu manai? Taip, galimai. Tarkim, šita simulacija yra galimai viena iš daug simulacijų. Galbūt šitą simulaciją perpratę, pakilę iš jos, sugebėję išsivaduoti iš jos. Galbūt pateksim į kažkokią kitą simulaciją, kur toliau mes mokysimės ir ugdysim savo amžinąją asmenybę. Nežinau. Sunku būtų kažką pakomentuoti, nes čia toks kaip ir... nėra jokių įrodymų tam ir nėra jokios medžiagos, kurią galėtume remtis, tai yra tik tai spekulacija paremta. Tai kas čia paklausė? Sara. Sara, nepyk, bet nežinau. Gal ir susitiks, galbūt mes visi kartu esame kažkokiam laive, kažkokiuose tai prietaisuose įkinkyti, pajungti ir galbūt per tuos prietaisus patiriame šią realybę. Kaip naujam Black Mirror to serialo epizode, naują sezoną. Viename iš epizodų rodo, kaip ten keliauja kažkokie astronautai kosminiu laivu ir jų misija trunka ten labai daug metų, tai kad jiem nebūtų nuobodu, yra tam tikri prietaisai jų laive, prie kurių jie prisijungia, jie gyvena kažkokiam simuliakre visai kitur. Visai kitoj realybėje gyvena. Ir grįžta į tą savo laivą, išsijungia iš tos simulacijos tik tai tam, kad atliktų ten kažkokius bandymus, testus, pataisytų kažką, paremontuotų ir panašiai. Tai va, tokia idėja pateikta, aš manau, kad gali būti taip. Bet iš kur mes žinom? Mes nežinom. Taip, ką toliau turim? Mūsų svajonės yra mūsų praeitis pamiršta. Palauk, mūsų svajonės yra mūsų praeitis pamiršta. Nežinau, Šarūnai, įdomiai tu čia parašei. Bet čia galiu paminėti, kad mes galim pakeisti savo praeitį. Vadinasi, jeigu mes turim kažkokią trauminę patirtį, mes galim savo vaizduotę įeiti į tą trauminę patirtį ir ją pakeisti gražia patirtimi. Vadinasi, mes galime performuoti tą atsiminimą ir kas leis išsigydyti tą traumą. Ir mūsų dabartis ir ateitis pasikeis. Čia toks kaip ir retro reikšmingumas vadinamas. Retro causality vadinasi šitas angliškai terminas. Kuomet mes galime sąmoningai dirbti vaizduotėje, pakeisti savo kažkokį prisiminimą, kuris mus riboja, kuris mus traumuoja, paimti, pakeisti į gražių atsiminimų ir tiesiog išsigydyti tą trauminę patirtį, kuri mums neleidžia gyventi dabartyje ir trukdo ateitį mūsų. Apie tai galbūt irgi kažkada pakalbėsim plačiau, nes čia yra labai labai svarbi tema. Ir aš pats su tuo dirbu daug ir nebūtinos yra jokios hipnozės tam. Galima tai padaryti tiesiog vaizduotėje. Toliau kažkas klausia, kokia tavo nuomonė apie gyvo vyro Dainiaus pasiūlymą vesti metraštį? Puikia idėja, neturiu nieko prieš, palaikau. Manau, kad jau senai reikėjo taip pradėti daryti, nes galbūt įvedus tokią idėją žmonės truputį įgaus drąsos ir pasitikėjimo tiesiog registruoti visą savo turtą viešame kažkokiame registre, kuris nepriklauso niekam, bet kuriame tiesiog galėtų
užrašyti, kad, tarkim, naudojasi tam tikrą nuosavybę ir kol nieks neprieštarauja, tu ją ir naudojasi. Ir nepriklausomai jokiai valstybei. Tikrai gera idėja metraštis. Palaikau ir manau, kad jinai bus įgyvendinta ir pasiseks. Tokia mano nuomonė. Toliau Mindaugas klausia, kodėl žmonės yra negatyvūs ir kodėl žmonėms nesiseka. Žemos vibracijos ar tokia manifestacija. Kodėl yra žmonės negatyvūs? Aš pasakysiu todėl, kad kadangi žmogus egzistuoja tam kolektyve, ne, jisai sąmoningai nededa jokių pastangų formuoti savo realybę sąmoningai, tai jisai papuola į tą taip vadinamą negatyvinio programavimo liūną. Nes šita realybė yra valdoma tam tikro dirbtinio intelekto protokolo, kuris yra iš anksto numatytas. Vadinasi, jeigu mes nieko nedarome, tai jisai kaip magnetas kiekvieną dieną tempia mus į negatyvą. Ir mums reikia dėti aktyvias pastangas kiekvieną dieną, kad mes nuo to išsilaisvintume ir galėtume gyventi savo asmeniniai realybėj. Ir kadangi žmonės to principo nesupranta, tai jie tiesiog tampa aplinkybių auka. O tas negatyvumas dažnai ateina apskritai per visokius ribotus įsitikinimus ir taip, kaip jie užaugo su tais įsitikinimais ir tapo negatyvus. Jiems tas negatyvas sukuria tam tikrą komfortą. Aš matau savo aplinkoje daug žmonių kalbant negatyviai ir elgiantis negatyviai. Ir tai yra tiesiog pasekmė viso to programavimo negatyvinio. Ir nuo viso to galima išsivaduoti, mes kaip tik apie tai ir kalbam šiandien. Kad tiesiog tai reikia sąmoningumo ir tam tikros direkcijos, krypties gyvenime. Ir žmonėms nesiseka, nes jie patys tą nesėkmę manifestuoja kiekvieną dieną, gyvendami tuos pačius realybės tunelius. Tokia yra manifestacija, jo, Mindaugai. Tikiuosi atsakiau tavo klausimą. Toliau klausimėlis. Man atrodo, išorinis pasaulis tai mūsų vidinio pasaulio atspindis. Jeigu viduje daug negatyvo, tai ir pasaulis atrodo negatyvus ir atvirkščiai, o pati realybė yra neutrali. Čia toks labiau, matau, teiginys. Taip, galėčiau sutikti su tuo. Labiau neklausimas. Šarūnas klausia, religija tai realus ryšys žmogaus su kūrėju. Ne, religija tai yra mechanizmas, per kurį yra kontroliuojama žmogaus sąmonė ir nusiurbinėjama jo gyvybinė energija, jo sielos gyvybinė energija. Vienintelė valiuta. Vienintelis dalykas, kuris rūpi šitiem visiems elito parazitam, tai yra ta gyvybinė energija mūsų. O ta religija, sakau, čia yra kontrolės mechanizmas ir tikrai nieko bendro neturi su manifestacija, materializacija ir savo asmeninės realybės sąmoningų formavimu. Kažkas rašo, čia matau irgi neklausimas, kaip labiau teiginys. Toliau. Vienas klausia, kaip pažadinti kolektyvinę žmonių šviesą, skleisti gėrį ir taip toliau. Ką turėjau omeny ir taip toliau. Kaip pažadinti kolektyvinę žmonių šviesą, skleisti gėrį. Nereikia nieko žadinti, nes svarbiausia yra pažadinti save patį. Mes galime atvesti arklį prie vandens, bet mes nepriversime arklio gerti. Atminkit, žmonės. Ir tas kolektyvas, jisai visą laiką bus užprogramuotas negatyvinėme programavime. Visada. Mes neatėjome čia į šį pasaulį, kad jį pakeistume. Mes neatėjome čia jo išgelbėti. Atsiminkit, ką sakau. Man nesvarbu, ar jūs sutinkat ar nesutinkat su manim, bet apsidairykit aplinkui save ir pasižiūrėkit, kad šitas pasaulis, kad ir koks gražus ir tobulas jisai būtų, kuomet mes žvelgiame į gamtą, jisai yra paremtas negatyvu, paremtas skausmu, paremtas tiesiog paremtas tamsa, ar ne? Vieni gyvūnai valgo kitus gyvūnus, tai ką Dievas sukurs, tikras Dievas sukurs tokį pasaulį mums gyventi, kuomet mes patiriame kančią, kuomet gyvūnai valgo gyvūnus ir mes valgom gyvūnus, kad galėtum patys išlikti. Tikras Dievas globėjas sukurs mums pasaulį,
gyventi ir egzistuoti, kuriame ten iš kartos į kartą žmonės kenčia, neturi pinigų, gyvena skurde, miršta iš bado? Aišku, kad ne. Čia yra tiesiog simuliacija. Mes čia tam, kad patirtum ją ir išgautum patirtis, kurios padėtų mums išugdyti mūsų asmenybę. Ir atėjus tam tikram laikui, mes turėsim progą pritaikyti visą tai, ką mes čia išmokom, visas žinias surinkom, visas patirtis patyrėm ir mūsų suvokimas mums leis, suteiks šansą, suteiks galimybę išsilaisvinti iš šitos simuliacijos. Tada, kada mes galvosim, kad viskas yra pasmerkta, kada aplinka visiškai atrodys pasmerkta ir viskas atrodys jau ant slenksčio, kad sugriūtų absoliučiai. Ir jeigu mes išlaikysim pasitikėjimą kūrėjų, globėjų, kad jisai mus saugo, nepasiduosim į negatyvinį programavimą, nevibruosim baimės vibracijoje, tam baimės dažnai, tai vat mes ir tapsim tais išrinktaisiais, kuriems bus suteikti nauji avatarai ir kurie praeis pro tą portalą atėjus laikui. Apie tai daugiau truputį parašysiu knygoje. Labai plati tema. Nemačiau, pamiršau koks klausimas. Kaip pažadinti kolektyvinę žmonių šviesą. Pamirškit tą kolektyvą. Leiskit jiem gyventi, leiskit jiem būti, daryti, ką jie nori. Viskas jau yra nulemta. Mums tiesiog reikia rinkti patirtis ir susikoncentruoti į savo realybę. Nes jeigu mūsų realybė vyksta gražiai, tobulai, mes ją kūrėm sąmoningai ir matom visą tą gėrį, tai mums nesvarbu, kas vyksta kolektyviai, nes mes esam saugus ir mūsų gyvenime nuolatos manifestuosis patirtys, objektai, žmonės ir visa kita, kas leis mums išgyventi, būti saugiems ir turėti gausą. Atminkit tai. Bundanti sąmonė vėl klausia, tai kas yra tos mintys, jos mūsų ar ne? Mintys yra daiktai. Mintys, jos yra ne mūsų. Jos egzistuoja eteryje, šitame lauke, ar ne? Ir mes kaip kokie imtuvai, ar ne? Turim antenas ir tos mintys, gaudom mes tas mintis per savo antenas. Pabandykit atsisėst ramiai, tyloje ir apie nieką negalvoti. Ir jūs iš karto pajausit, kad vyksta kažkas ir išvien ten bombarduoja mus tos mintys ir išvien ten galvojame apie dalykus, kuriuos niekada negalvotume. Vadinasi, tos mintys išvien lenda iš to eterio mums ir praeina pro mus. Ir jeigu mes jų nefiltruojam, tai jos galiausiai įgauna formą ir išsireiškia fiziškai mūsų gyvenimus. Kas yra gyvybinė energija? Tai yra energija, tai yra mūsų produktyvi energija, ar ne? Mes juk viską sukuriam šiam pasaulyje, ar ne? Be mūsų žmonių nieks nevyksta, ar ne? Mes einam į darbą, darom darbus, sukasi ekonomika, ar ne? Visi gali veikti, ar ne? Jeigu mes tos gyvybinės energijos netiduodam darbui, netiduodam ten žinioms, radijoms, Facebookui visokiem ir panašiai, ta energija lieka mums ir mes galim ją naudoti savo kūrybai, mes galim ją naudoti mylėti kitus, manifestuoti gėrį, užsiimti kažkokiais darbais savo, rūpintis savo gerbuviu ir viskas. Gyvybinė energija tai yra vienintelė valiuta šitoj matricoje. Ir gyvybinė energija yra būtent tai, į ką yra nusitaikę visi šitie parazitai. Nes kada jie nusiurbinėja tą gyvybinę energiją iš mūsų, jie užtikrina savo naratyvos tolimesnę plėtrą. Dar yra toks prana iš Indijos konceptas. Tai yra mūsų gyvybinė energija. Jinai pasireiškia visai. Arba chi, arba ki. Daug knygų apie tai prirašyta. Ką toliau turim iš klausimų? Laimonas, matau, klausia, kodėl dauguma yra negatyviniai pasąmonėje, o mūsų kol kas mažuma.
negi ten tik biorobotai be sielų sukurti. Šiaip taip, kartais matosi, kad žmogus yra visiškai bedūšis, kada jisai parodo tais savo veiksmais arba savo burną. Bet aš manau, kad ir tokie žmonės, jie tiesiog yra labai giliai užprogramuoti tam negatyvė. Tas negatyvinis programavimas visiškai juos yra pačiupęs ir patalpinęs į savo požemius. Ir tokiems žmonėms išbristi iš to negatyvo, kažką sukurti, tapti kažkuo, praktiškai yra neįmanoma. Jie visą laiką suksis tam ratelį, visą laiką bus toj dėžutėj. Ir aš sakau, tokiems žmonėms reikia pradėti nuo savęs, reikia suvokti, kas jie tokie, kad jie siela yra kūne, o ne tas kūnas. Tas negatyvinis programavimas dažnai labai pasireiškia žmonių gyvenime per materiją, ar ne? Materializmas tai būtent ir yra to negatyvinio programavimo toks kaip ir protokolas, ar ne? Kada mes galvojam, kad visa šita mūsų supanti realybė yra grinai fizinė ir tik tai materija, tai mes papuolam į tą negatyvinį programavimą. Ir lūžis turi įvykti žmogaus gyvenime tuomet, kada jis jau prieina prie bedugnės krašto, kada jis visiškai jam nesiseka, kažkoks skausmas, kažkoks persekioja tiesiog blogis jį. Ir būna dažnai priveda žmogų iki pat krašto ir tik tada jisai supranta, kad jis daugiau taip jau tiesiog nebegali toliau taip gyventi. Ir tokiems žmonėms, jeigu jie yra receptyvūs, jeigu jie yra atviri, jeigu jie prašo kažkokios aukštesnės galios atsakymų, būna, kad jie gauna juos. Ir tie atsakymai jiems padeda pakreipti savo gyvenimą į kitą pusę, į pozityvę. Daug yra istorijų ir pasakojimų ir atvejų, kad tai įvyksta. Bet tikrai nėra būtina visą tai atrasti ant krašto, kad būtum pristumtas jau prie vos net kažkokios savižudybės, gal net, nedaug dievė. Tikrai nebūtina yra tai. Bet kai kuriem galbūt tai yra toks jų kodas šioje realybėje, kad jie tiesiog neišsisavina pamokų, neišmoksta to, ką jiems realybė rodo, ir galų gale yra patiriami tokie kraštutinumai. Auksė rašo, ar yra žmonių be sielų. Nežinau, Auksė, ar yra žmonių be sielų. Galbūt ir yra. Aš manau, kad kadangi čia yra simuliacija, tai mes susidurime savo realybėje, keliaudami savo kelionę šitoje realybėje, mes susidurime su žmonėmis, kurie neturi sielų ir kurie yra net ne žmonės. Bet jie yra patalpinti tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje, kad mus nukreiptų nuo kažko, kad nukreiptų mūsų dėmesį, kad užkirstų kelią mums patirti patirtį, sutikti žmogų ir panašiai. Tai čia taip veikia dirbtinis intelektas, kuris valdo šitą realybę. Jisai tiesiog mėto tokias situacijas kartais mums sukuria, ar ne? Mato, kad mes, tarkim, keliaujam link prabudimo kažkokio, ar ne? Ir galbūt kažkokioje vietoje esame, toje pačioje vietoje kažkur artimo atstumu yra kita siela, kuri turbūt tikriausiai juda tą pačią trajektoriją kaip ir mes. Galbūt mes esame vienoje parduotuvėje ir įeinam į vieną eilę produktų, kada mes susitiktum su žmonių, gal tas žmogus kažkoks senas pažįstamas, gal jisai kažkoks įžymus žmogus, žinomas ir panašiai. Ir tas žmogus galbūt atskleistų mums kažkokią informaciją, kuri visiškai pakeistų mūsų mąstymą, bet, tarkim, tas negatyvinis programavimas nukreipia mūsų dėmesį ir mes nesutinkam to žmogaus. Ir galbūt kažkoks išlenda besielis žmogus, kuris nukreipia mūsų dėmesį ir jis tiesiog pradingsta paskui. Aš manau, kad taip nutinka. Ir nebūtinai taip turi būti žmogus, tai gali būti kažkoks objektas, gyvūnas, įvykis, garsas. Bet ar yra žmonių be sielų? Iš kurgi man žinot? Aš nežinau, ar yra žmonių be sielų. Aš žinau tik tai, kad aš turiu sielą. Aš esu siela. O kitų žmonių sielos yra jų reikalas. Toliau iš klausimų.
Tai kas mes? Kaip tai tobulai sukūrė mūsų kūną? Kiek yra tų matricų? Bundanti sąmonė. Jau kelintą kartą matau klausimą tavo. Aš nežinau. Todėl ir negaliu atsakyti tau, kiek yra tų matricų. Žinau tik tai, kad visa tai yra matrica, ką mes patiriame. Visa tai yra kažkoks konstruktas, turintis matematinį pagrindą ir nekintamuosius. Tai va, mėlyje, matau, kad klausimėliai į pabaigą jau. Laima, matau, dar rašo apie gyvybinę energiją. Ar ji mumise atsinaujina, atstatoma? Žinoma, jinai atsinaujina kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą mes atsibundame su nauju, šviežiu, baltu lapu prieš save. Ir mes galime pradėti jį rašyti, galime pradėti į jį rašyti gražiausius žodžius, piešti savo gyvenimą gražiausiamis spalvomis. Bet ką daugelis daro vos tik atsibudę ryte? Ką daugelis daro? Griebia telefoną, pradeda tikrinti savo elektroninį paštą, eina į Facebookus, Instagramus, visus tuos TikTokus, pradeda žiūrėti nesąmonės visas ir viskas. Mūsų energija jau yra pradedama nusiurbinėti. Vietoje to, kad palaikytum tą telefoną bent kelias valandas, nejudintume jo, pasidėtume jį ir pasimėgautume tiesiog rytu, atliktume kažkokį kvėpavimo ritualą, ar meditaciją, ar dėkingumo, galbūt afirmacijų pasiklausytume, galbūt išeitume ir vietoj to, kad žiūrėti į tą dirbtiną šviesą telefono ekrane, kad leistume savo akims pamatyti tikrąją šviesą. Į saulę pažiūrėti. Nesvarbu, galbūt saulė net ir neišlinus, galbūt už debesų, bet pabūti lauke, atsibusti, taip, pabandykit žmonės, tikrai rekomenduoju. Tas telefonas, jisai nors ir daug mums galimybių suteikia, bet tai yra vienas iš blogiausių dalykų, kuris mums nutiko. Nes jisai visiškai valdomus. Mūsų telefonai visiškai valdomus, žmonės. Atkreipkite dėmesį. Kiek kartų jūs pakelia telefoną ir jį įeinat, kažką ten veikti, kiek laiko praleidžiu žiūrėdami į ekraną. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai, jeigu jūs tai darote su tikslu kažkokiu, jeigu jūs tai darote darbo reikalams, arba darote, kad išmoktumėte kažką, sužinotumėte, pasistumėtumėte arčiau savo tikslų, tai yra, naudojate tai kaip įrankį, tai aš nieko prieš, žinoma. Bet jeigu jūs tiesiog pasiimate jį, kad pažiūrėtumėte kažkokius ten video, kad paskrolintumėte Facebook'e, kad kažkokį pašūdėliautumėte, nu tai jūs naudojatės telefonus, o ne jūs jau naudojatės. Atsiminkit. Tai laima, jo, gyvybinė energija, jinai atsinaujina. Nes vakare dažnai jaučiamės pavargę, išsekę, o ryte mes jaučiamės pailsėję, pilni energijos, pilni pozityvo. Vadinasi, atsinaujina ta energija. Jeigu jinai neatsinaujintų, tai mes beverčiai taptume. Gediminai, sveikas. Matau klausimą parašei. Ar patinka, kaip priprogramavau bajerius su Nausėda ir Požėla? Ar norite daugiau bajeriukų su numautom kelnėm? Gediminai, nežinau nieko apie tuos kalbančius galvas. Nežinau ir man net nesinori žinoti, nes visi jie yra tik tai teatro aktoriai, kurie atlieka tam tikrą vaidmenį. Ir mačiau, kad ten skundžiasi kiti tuo Nausėda. Turbūt kažką jisai ten pasisakė, kažkokią nesąmonę padarė ir žmonės dabar daug labai savo gyvybinės energijos jam atiduoda. Ir tas toks konceptas, kuomet žmogus skundžiasi politikų, ar ne, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrųjų. Nes čia galima palyginti, tarkim, su tuo, kad žmogus nuvažiavo į Kaliausių turgų, ar ne, vaikščiojo, išsirinko kaliausę, sumokėjo už ją pinigus, parsivežė namo tą kaliausę, įsmeigė ją į lauką nuėjęs ir po kiek laiko ateina ir žiūro, kad ta kaliausė nuvirtus.
ant žemės ir netlieka savo darbo, savo funkcijos. Ir jis atliekęs kaltina tą kaliausę, kad jinai netlieka savo funkcijos, nors jis pats ją išsirinko ir pats ją ten padėjo ir jinai nuvirto. Nu, ta prasme. Nu, juokai žmonės. Visi tie politikai yra tik tai kalbančios galvas. Jokių sprendimų jie, kalbu apie rimtus sprendimus, kurie turi kažkiek įtakos mūsų gyvenimu. Jie nepriiminėja tų sprendimų, jie tiesiog atlieka tam tikrą vaidmenį. Jie daro tai, kas jiems yra pasakyta. Ir žmonės pakimba ant tų kabliukų, jie žiūri tos žinias, jie galvoja, kad o Dieve, čia Požela nusprendė, jisai pasakė, Nausėda padarė, taip toliau. Nu, jeigu jūs pasirinkot atiduoti savo praną, savo energiją toms kalbančioms galvom, žiūrėdami ten tas žinias ir panašiai, nu tai jūs atitinkamai ir gaunate atlygį. Bet ne, politika manęs visiškai nedomina, nes ten yra teatras. Ir visi jie yra aktoriai. Henka klausė, kokia žmonių misija, tikslas šioje žemėje ir iš kur mes čia atsiradom. Niekaip nerandu savo atsakymų. Nu, labai gilus klausimas. Net atsigersiu prieš apie tai kalbėdamas. Kokia žmonių misija, tikslas šioje žemėje? Atsakysiu taip, kaip aš suprantu. Mūsų tikslas yra gyventi. Gyvenimo tikslas yra gyventi. Vadinasi, gyventi ir patirti. O misija, kiekvienas galime savo misiją nusimatyti pagal tai, kaip mes norime, kad išreikšti save šiame gyvenime, ar ne? Ar norime kitiems padėti, ar kažką norime sukurti, ar norime kažkuo tapti, ar norime, kad mūsų atsimintų. Tokia yra, misija gali būti paprasta labai. Ir tą misiją mes galime sužinoti tiesiog įsiklausę savo širdies balsą. Galime pabandyti vieną dalyką, kitą dalyką. Bet galiausiai vis tiek kiekvieno mūsų širdyje mes žinome, kas yra skirta mums. Ir žinome, kas mums patinka, kas mums kelia susidomėjimą. Jeigu jūs nežinote, kokia yra jūsų misija, tai pasiimkite užrašų knygelę ir užsirašykit joje. Apie ką galvojate dažniausiai? Apie kokius dalykus jūs dažniausiai galvojat? Kur sutelkėt savo dėmesį dienos metu? Ar ne? Galų gale nueikit į internetą, įsijungit kompiuterį, pasiimkit telefoną ir pasižiūrėkit savo paieškų istoriją. Ką jūs įvedinėjate į paiešką, ar sužinosit, kas jūs domina. Ta prasme, ir atrasit tą savo misiją. O tikslas yra tiesiog gyventi ir patirti visą tai. Iš kur mes čia atsiradom? Nežinau, Henka, iš kur mes čia atsiradom, nes aš tai neatsimenu, iš kur aš čia atsiradau. Ar ne? Yra toks filmas holivudinis, vadinasi Inception. Nežinau kaip lietuviškai, bet Inception tai būčiau kaip pradžia, kažkas tokio. Bet tas filmas yra apie sapnavimą, apie sapnus. Ir jame yra tokie žodžiai. Kažkuris vienas iš tų aktorių sako, kad mes neprisimename savo sapno pradžios niekada. Ar ne? Tai vat ir gyvenimas yra kaip sapnas, iliuzija, nes mes neprisimename jo pradžios. Tai aš nežinau, iš kur aš čia atsiradau. Aš žinau, kad čia esu, bet aš nežinau, kaip aš čia atsiradau. Man sakė, kad gimiau ligoninėje kažkokioj, man sakė, kad mane ten pagimdė mano tėvai, bet iš kur aš žinau? Nežinau, iš to neatsimenu. Aš galiu tik tai pasitikėti tuo, ką sako kiti. Tai va. Jeigu nerandi savo atsakymą į tokius egzistencinius klausimus, tai ženklus, kad reikia skirti laiko daugiau savo, keliauti į save ir pabūti su savimi ir tiesiog paanalizuoti savo mintis, savo jausmus. Skirti laiko savo. Kažką parašė. Dar atsakysiu paskutinį klausimą. Savo mintimis kuriame savo realybę, o į mūsų galvas, kaip minėjai, kažkokiu būdu transliuojamos mintys. Taip pat minėjai, kad viskas yra nulemta
paplėtok likimo temą, tiki tuo, ar mes patys absoliutūs likimo kalviai. Labai geras klausimas. Dėkui už tokį klausimą. Taip, viskas yra nulemta kolektyve. Vadinasi, šitą naratyvą, kuri vyksta pasaulinėje scenoje, link ko vis juda pasaulis, jisai vyksta pagal tam tikrą kodą. Viskas jau yra užkoduota, užprogramuota ir baigtis jau yra nulemta. Likimas, likimas toks irgi, kiekvienas savaip supranta tą likimą, bet aš manau, kad asmeninėje realybėje, kurią mes sąmoningai galim formuoti, tai yra tam tikri kintamieji ir yra tam tikri nekintamieji, kadangi visas tas dalykas yra aritmetinė matematinė realybė, ar ne? Tam tikri dalykai yra užkoduoti mūsų kode ir jie yra nekintantys, ar ne? Tarkim, mūsų ūgis, mūsų sudėjimai, tam tikri fiziniai dalykai, ar ne? Bet kas liečia mūsų protas yra toks galingas, kad gali pakeisti mūsų kodą ir toje mūsų realybėje sukurti tam tikrus pokyčius, ar ne? Tuo ir pasireiškia tas sąmoningas realybės valdymas, materializacija. Ir taip, mes esam savo likimo kalviai, mes patys nukalam tą realybę kaip kalviai, ar ne? Bet tuo pačiu reikia suprasti, kad kolektyvos juda tam tikrą laiko liniją, nekintanti linija, o mes, gyvendami savo asmeninėje realybėje, galime ją formuoti taip, kaip nusimatome. Tik tai taip galėčiau paaiškinti visą tai. O šiaip čia geras klausimas, į kurį galima išplėsčiau įsigilinti ir atsakyti apžvelgiant ir tam tikrus kitus konceptus, kas liečia patį likimą ir kodą, bet manau, kad atsakiau jų. Tai va, tai tiek. Ok, tai va, viskas, daugiau klausimų neatsakinėsiu, nepykit, bet pasiliksim kitam kartui gal. Jeigu kažkas kažkokių labai opių klausimų turi, kuriuos nori atsakyti, kurie yra susiję su tuo, apie ką kalbėjau šiandien, tai galite atsiųsti elektroninį laišką į elektroninį paštą jotvingis3@gmail.com. Jeigu turėsiu laiko, atsakysiu. Jeigu kas nors nori pasikalbėti gyvai, irgi galite parašyti man. Dėkoju dar kartą, kad prisijungėt ir klausėt, kad skyrėt savo energiją. Tikiuosi, kad gavot kažką vertingo. Tikiuosi, kad visa tai turės kažkokį tai poveikį pozityvų jūsų gyvenimuose. Galbūt tai bus katalizatorius kai kuriems. Ir matau, kad klausė 71 žmogus. Pirmai mačiau klausė net gal 90 žmonių. Jeigu iš tų 90 žmonių bent vienas pakeis savo gyvenimo trajektoriją iš negatyvios į pozityvę, aš būsiu labai laimingas. Tai va. Tai tiek, mielieji. Ačiū visiems už energiją, kurią skyrėt. Dėkoju dar kartą visiems, kurie remia kanalą finansiškai. Be galo dėkingas esu jums. Jeigu į Patreoną prisijungėt, jeigu į YouTube prisijungėt, jeigu per PayPal atsiunčiat kokią nors auką, tikrai, nesvarbu, ar eurą, ar 10 eurų, tikrai dėkoju visiems, be galo. Iki ašarų esu sujaudintas, kada žmonės nutarė paremti kanalą finansiškai. Tai vat. Tai tiek šiam kartui, dėkoju dar kartą ir iki kitų kartų. Iki susiklausimo.